Sveiki, aš esu Aurimas Matulionis, dirbu kompanijoje Parok ir šiandien mes jums papasakosim apie šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų izoliavimą. Taip pat paliesime temas apie fasadus, tai yra vėdinamus fasadus ir tinkuojamus fasadus. Tai pradžioje gal ir pradėkime nuo šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, tai yra kaip jos reikia teisingai apšiltinti, tam, kad būtų taupoma energija, kad būtų saugu, kad tos sistemos dirbtų ne vien tik tai kaip šiluminė izoliacija, bet kaip ir priešgaisrinė izoliacija. Tai pradžioje, ką aš ir turiu rankai, pradėsime nuo šaltų ir karštų vamzdžių izoliacijos. Tai tam pas mus yra specialūs gaminiai, yra kevalai, tai yra akmens vatos gaminiai, dengti polietileno armuoto aliuminio folija ir jie tiesiog yra uždedami, jau taip trumpai parodant, ant vamzdžio, užsideda, nusiplėšia juostelė ir mes ją tiesiog užklijuojame. Ir taip galima apšiltinti visus vamzdžius, tiek šaltus vandens, tiek ir karšto vandens. O apšiltinimai jiem yra tam, tiesiog, kad ypatingai jeigu yra ilgi vamzdžiai, tai tarkim iš katilo paduodama temperatūra kokia 60 laipsnių, tai tam, kad tolimiausiam kambarį ta pati 60 laipsnių temperatūra ir išliktų. Čia yra tas kelas naudojamas tiesioms vamzdžių vietoms, jeigu yra, tiksliau visada jų būna ir alkūnių, kur kažkur tai vamzdis nueina į šoną ir pasislinka, tai tam tada yra naudojamos segmentai, kurie yra alkūniniai segmentai. Jos arba galima išsipjauti į tokius mažus trikampėlius, kaip tarkim ir matosi čia, arba naudoti jau gatavai paruoštą gaminį, tai būtent alkūninį segmentą, kuris tiesiog vėlgi užmaunamas ant tiesiosios vietos ir užstumiamas ant alkūnės. Ir gaunasi tada, kad alkūnė jinai jau yra izoliuota, vėl gražiai užsikliuoja, užsitvirtina ir taip yra taupomas tiek darbas, tiek laikas ir ta alkūnė gaunasi labai gražiai izoliuota per visas vietas vienodo šilumos izoliacinių sluoksnių. Oro vėdinimo sistemos izoliuojamos dėl, vėlgi, kelių faktorių. Vienas faktorius yra tam, kad išsaugoti tą šilumą, ypatingai jeigu yra rekuperacinė sistema, tai kad jeigu yra paduodamas arba vėsus arba karštas oras, tai kad ta pati oro temperatūra nueitų į tą vietą, kuris tas oras yra paduodamas arba ištraukiamas. Ir kita dalis yra svarbi, tai yra, kad apsaugoti nuo antikondensacijos. Plius dar vienas nemažiau svarbus aspektas, tai yra priešgaisrinė apsauga. Kad ugnis neišplistų iš vienos patalpos į kitą būtent per visą vėdinimo sistemą, per ortakius, tai tam jie yra izoliuojami akmens vatos arba kevalais arba plokštėmis. Tai yra lygiai taip pat ir apsauga nuo triukšmo, tiek nuo triukšmo, kurį kelia, tarkim, vėdinimo sistema, ar tai rekuperatorius, ar tai kažkokius tai dar didesni renginiai, kurie judina orą, tiek nuo triukšmo, kuris sklinda iš patalpos į patalpą. Dabar galim truputėlį pakalbėti apie sienas, būtent apie fasadus. Pradžioje, prieš kalbant apie atskirą dalį kaip apie tokią fasadą, aš norėčiau pasakyti, kad į pastatą reikia žiūrėti kaip į vientisą sistemą. Tai yra, negali būti, kad šilta tik tai siena, tačiau mes grindis pamirštam, arba atvirkščiai labai apsišiltinam stogą ir staiga visiškai užmirštam sienas, nes pastatas kaip ir žmogus, jisai negali būti, kad užsidėjo megztuką ir jam jau yra šilta, jeigu yra galva plika arba jis vaikšto be batų. Tai reikia žiūrėti kaip į vientisą sistemą ir esminis punktas žiūrėti, kad visos funkcinės ribos jos jungtųsi tarpusavy. Tai reiškia, jeigu yra funkcinis sluoksnis kaip garo ir oro barjero sluoksnis, tai jisai turi jungtis per visas konstrukcijas. Tiek siena jungiasi su grindimis, vėl su siena, vėl su stogu. Lygiai taip pat eina nešančioji konstrukcija, kuri laiko, ir po to eina šiltinimo sluoksnis, pagrindinis šiltinimo sluoksnis. Jisai turi jungtis visose vietose. Tai yra būtent fasadas šiltinimo sluoksnis, jungiasi su pamato šiltinimu. Pamato šiltinimas pereina į grindų šiltinimą, toliau vėl pereina sienas ir pereina į stogą. Tinkuojamoms sienoms mes rekomenduojam naudoti kietas akmens vatos gaminius, plokštės. Jų yra kelios, tarkim, rūšės, aš čia kaip pavyzdį turiu tokį ploną, santykinai labai ploną yra Parok Fas B plokštė, pas mums jeigu yra Parok Fas, tai reiškia fasadinė plokštė ir B tiesiog yra toks gaminio numeris. Ir jos yra dedamos prie sienos, tiesiog yra tepamas klijais visas
perimetras, dar keli taškai, tam, kad klijų sluoksnis būtų kažkur apie 45 procentus uždengtas. Bet perimetrui yra labai svarbu, nes tai yra ganėtinai dažnas bėda, kad tiesiog uždeda kelis taškus, priklijavo ir jau sako, kad viskas. Ne. Turi būti dedama perimetru tam, kad išvengti to kamino efekto palei visą pamatą, palei visą sieną, tam pačiai yra toks gaunasi plyšys ir tada atsiranda oro judėjimas. Ir tada jos yra klijuojamos prie sienos ir dar papildomai tvirtinamos smėginis. Kiek smėgių reikia ir kokių būtent naudojamos turėtų būti klijavimo ir armavimo medžiagos, čia jau sprendžia yra sistemos tiekėjas. Tai yra tas, kuris turi visą tinkavimo sistemą. Jų yra tų gamintojų Lietuva pristatoma nemažai, bet galime žiūrėti. Į ką norėčiau atkreipdėmėsi, kas gan dažnai iškyla klausimų ir, tarkime, patiems skambina, ar teisingai sugliuotos buvo plokštės, nes jos yra žymimos, viena pusė yra tiesiog paprasta lygi, o kitoje pusėje yra raudonas brūkšnys. Tai reikia turėti omeny, kad raudonas brūkšnys turi būti dedamas prie sienos. Norint teisingai įrengti vėdinamą fasadą, tai vėlgi reikia atsižvelgti, kad tie sluoksniai, tai yra turi būti tiek pagrindinis šiltinimo sluoksnis, kuriam yra naudojama dažniausiai yra Paroc Extra Plus akmens vatos plokštės. Tai yra didesnio oro laidumo plokštės, bet jos yra pakankamai šiltos ir kad sudaro visą pagrindinį sluoksnį. O iš išorės jau yra dedamas priešvėjinis sluoksnis, tai yra kietesnė medžiaga, 2 arba 3 cm, tam, kad sudaryti priešvėjinį barjerą, tam, kad tiesiog vėjas neįpūstų ir neišnešiotų to šilumos iš sienos konstrukcijos. O tam, kad ta apsauga būtų dar geresnė, tai kaip taip pat šiandien galiu parodyti mūsų naują gaminį, tai yra Paroc Cortex. Čia yra su užklijuota juosta, kurią vėliau parodysiu. Tai yra tam, kad būtų apsaugota ne vien tik nuo šilginės infiltracijos, bet ir nuo skersinės infiltracijos. Plius prie šitos plokštės einant dar yra papildomai ir naudojamos lipnės juostos, kurios tikrai labai gerai aplimpa. Čia kaip tik rodžiau kolegom, kad net neįmanoma jų nuplėšti ir užsikliuoja visos jungtys tarp plokščių. Tai reiškia, kad jūs pilnai uždarote visą priešvėjinį sluoksnį ir tuo metu, kai iš tikrųjų labai reikia, kai būna stiprus vėjas, kai būna labai stiprus šaltis, neatsiras jokių galimybių oro judėti šilumos izoliaciniam sluoksniui ir tai bus apsaugota nuo šiluminių nuostolių. Tai yra kaip naujas gaminys, kuris labai, netgi sakyčiau, pereina į kitą lygmenį pastato sandarumo atžvilgiu. Nes šalia netgi šitų plokštų dar yra ir dar vienos juostos. Tai yra taip vadinamos kampinės juostos, tai yra kur lipninė dalis yra tik tai kraštuose ir jinai yra skirta angokraščių ir kampų izoliavimui. Tai yra grynai uždėti, užlenkti visą kampą, kad ir angokraštį palei langus, kad tikrai nebūtų jokių praputimų, jokių šiluminių nuostolių. Ir įrengdami tiek vėdinamą fasadą, tiek tinkuojamą fasadą su akmens vatos plokštėm, tai jūs užtikrinate, kad jūs turėsite sausas ir šiltas sienas, nes akmens vatos gaminiai yra laidūs vandens garams, tai reiškia, kad vanduo vandens garai, kurie praeina pro sieną, jie po to praeina pro vatą ir patenka į vėdinamą ratarpą arba į lauką ir išsivedina. Ir jūs visada turėsite sausą sieną, o kaip patys žinot, sausas daiktas yra šiltas daiktas. Kas pasakė, kad namo statyba ar buto remontas yra sunkus ir varginantis darbas? Užsukite į statybinių medžiagų prekybos centrą Jupoja, čia rasite viską, kas reikalinga jūsų statybai ir remontui. Palikite savo rūpesčius mums ir skirkite laiko sau. Dirbame jums.